Nustatykite parduotuvės kainas. Nustatę bendruosius parduotuvės nustatymus, galime išsaugoti straipsnių, vieno numerio ir prenumeratos kainas. Jei norite siūlyti pavienius straipsnius, spustelėkite parduotuvę ir tada parduoti straipsnius. Nedideli straipsniai yra trumpesni nei vieno puslapio apimties. Vidutiniai straipsniai yra vienas puslapio ilgio, o dideli straipsniai daugiau nei puslapio ilgio. Straipsnius galima parduoti tik skaitmeniniu būdu. Nustatykite atskirų straipsnių kainas visai pavadinimų grupiai arba kiekvienam straipsniui atskirai. Norėdami tai padaryti, spustelėkite Sell Single Issues, parduoti pavienius numerius. Pieštuko piktograma pasirinkite norimą numerį ir įjunkite mygtuką Sell Single Issue, parduoti pavienius numerius. Galite parduoti skaitmeninio numerio, spausdintinio numerio, įskaitant skaitmeninę versiją ir tik spausdintų numerių kainas. Kadangi siuntimo išlaidos gali skirtis, turite galimybę nurodyti skirtingas spausdintų leidinių kainas Europoje arba tarptautiniu mastu. Norėdami parduoti skirtingas prenumeratas, pasirinkite parinkti Sell Subscriptions, parduoti prenumeratas ir įjunkite mygtuką Activate Subscription, aktyvuoti prenumeratą. Įjunkite jungiklį numatytojai tik tuo atveju, jei prenumerata turi būti matoma visiems naudotojams. Įjunkite automatinį atnaujinimą, jei norite, kad prenumeratos, pasibaigus jų galiojimo laikui, būtų atnaujinamos per smartiklę. Pasirinkite norimą prenumeratos tipą ir nuspręskite, ar jūsų skaitytojai turėtų turėti prieigą prie visų archyvinių numerių, ar tik prie prenumeratos laikotarpio numerių. Tada nustatykite prenumeratos trukmę, pavadinimą ir kainą. Atkreipkite dėmesį, kad spausdintinių produktų kainos taip pat gali skirtis pardavimui Europoje ir užsienyje. Štai jūsų nustatymų rezultatas. Jūsų parduotuvė dabar prieinama naujiems skaitytojams. Prieš pradėdami veikti, įsitikinkite, kad jūsų parduotuvė bendruosiuose nustatymuose perjungta į tiesioginį režimą.